Taip, 213. Reikėjo šiek tiek užsikaitinti pavarų dėžę, padaryti adaptaciją. Prieš istoriją automobilis atvažiavo po dėžės aptarnavimą, maždaug 1000 km pravažiavo. Ir servise sakė, kad adaptacijos pavarų dėžiai daryti nereikia, nes atseit tai yra nesąmonė. Žmogus skundžiasi, kad automobilis pradėjo smūgiuoti pavarų dėžėje, tai jungiant į apačią pavaras bei sustojus prie sankryžos skaudžiai įmuša į neutralą. Tai padarysim dabar pilną pavarų dėžės adaptaciją. Reikėjo automobilį užkaitinti iki 70 laipsnių pavarų dėžės temperatūros. Prieš tai reikėjo padaryti dar vožtuvų praplovimą. Visą tai darosi su kompu. Dabar sustojau ir darau pilną adaptaciją. Pūslės adaptacija praėjo sėkmingai, bet pavarų adaptacija nepraėjo dėl stringančių vožtuvų. Tai vat, jeigu jums kažkoks tai servisas sako vienaip, o jūs turite įtarimą, kad galbūt tai yra netiesa, tai išklausykite ir antrą nuomonę. Tai dabar padarysim adaptaciją, prasivažiuosiu ir žiūrėsiu, kaipgi čionais sekasi jungti pavaras. Tai grįžtu su 213. Adaptacija pavyko iš dalies. Nepavyko tik tai procesas tarp 5 ir 4 į apačią jungiant pavaros. Vadinasi, kažkas tai yra negerai su vožtuvų bloku, tačiau važiuojant, iš esmės nei smūgio nesijaučia, nei kažkokia tai diskomforto. Taip pat sustojus, jokio smūgio nebėra, kai dėžė perina į neutralią pavarą. Tai manau, kad viskas pavyko ir važiuoju tada automobilį grąžinsiu klientui. Tai ką, turim 213, jam darysim šiek tiek manipuliacijų su variklio programa, taip pat padarytas AMG meniu. Tai kaip matom pasikeitė išpildymas spalvų schemos. Tai vienas iš dizainų yra toks, toliau galimas yra toks ir toks. Tai šitas toks visai įdomus, man atrodo, tai paliekam šitą. Dar padarysim programavimą magnetolas, irgi kad rodytų AMG logo. Magnetolą persikrauna ir matom AMG logo atsirado. Na, o dabar reikės luptis variklio kompą ir daryti programavimą. Taip, važiuoju su 213, jau esu padaręs variklio programą. Reikėjo atjungti keletą dalykų. Tai taip pat yra padarytas ir AMG meniu skydeliai, tai atsinaujino dizainai. Ir papildomai matom yra pasikeitęs ir atvaizdavimas ant stiklo informacijos. Tai visa tai pasikeičia kartu su AMG meniu. Čia matom, yra padangų sensorių, tai išmetė pranešimą, bet vat, toksai malonus bonusas yra prie AMG meniu. Tai lekiu, išsitestavęs automobilį, pasistatau ir lekiam prie kito. Taip, pardausi čia 221 galinį bamperį, jau yra įsinuimtas. Kaip matom, čia yra jau palaužyti radarai, bet ne tai blogiausia. O blogiausia tai, kad jie jau yra ir išsipūtę. Tai jau iš seniau yra atjungtas viškutės jų, kad neknistų proto automobiliai. Tai ką dabar darysim? Dėsim naują laidyną, visiškai naują, ne iš šrotinės mašinos, ir naudotus radarus. Kam tai daroma? Naujas laidynas yra tam, kad nebūtų prasisunkimų per laidyną į blokelius ir kad jie nepadarytų taip kaip čionais. Tai gerai, vyniojasi laidus, senus nusiemu ir dedam.
Tai visgi radarus, kuriuos atvežė, yra blogi. Perdariau visą sistemą nuo Distroniko į paprastą tempomatą, sakykime, kruizo kontrolę. Ir žmogus sakė, kad kažkada tai, jeigu ras už padorę kainą radarus, susidės ir atgal programuosim, kad būtų ir Distronikas, ir visi šitie reikalai. Tai tiek, automobilis paruoštas. Taip, šitam GL-ui buvo perrašyta variklio programa po variklio keitimo. Tai dabar yra įdėtas 5.5 variklis, o buvo 4.6 prieš tai. Tai variklio kompą perrašėm programą ir žiūrėsim dabar, kaip čia tas variklis dirba, kas čia jam darosi. Tai situacija kaip ir pagerėjo, šiek tiek gražiau variklis dirba, bet reikės dar numušti visus jo prisimokytus parametrus. Softas perrašytas, tai turėtų viskas pakankamai lengvai čia pasidaryti. Softą rašiau ant stalo, ne pačioje mašinai, kadangi, nežinau, man taip yra paprasčiau iš tikrųjų, išsiėmus ant stalo, jeigu kokių manipulacijų reikėtų. Ir taip pat yra šiek tiek stabilesnė, sakykime, srovė, nereikia čia pajunginėti įkroviklių. Tai vat, išsiaiškinu su šitą mašiną ir tada matom dar 2 mersiukai laukia eilėje. Na ir viskas, adaptacijas numečiau, variklis kaip ir neblogai dirba. Dar pasivažinės žmogus ir matys, kas ten kaip. Šitam 13 padaryta bendra diagnostika, tai pasimatė, kad buvo daryta regeneracija, dėl to labai uždūmėjo ir žmogus sunerimo, kad gali būti kažkas tai negerai. Tai atvažiavo, pasitikrino, nieko baisaus, automobilis nedaug važiavęs, tai nėra čia tų ir bėdų. 212 atkeliavo iš tolimosios Ispanijos, žmogus grįžo namo ir nori pasidaryti keletą darbelių. Tai dabar darom pavarų dėžės adaptaciją. Reikės dar išsiaiškinti su noksais, greičiausiai bus šalinimas atbu. Ir kažkas yra su karplėjim, kad atsijunginėja, tai pažiūrėsim, gal pajungsim bevėlį modulį šitam dalykui. Na ir bendrai apsižiūrėti automobilį reikės. Taip. Šį kartą 221 ir jam reikia padaryti softo atnaujinimą stabdžių blokui. Problemėlė yra, kad stabdžių blokas yra keistas ir jame yra klaidos, kurios neišsitrina. Klaidos yra dėl stabdžių perkaitinimo. Tai pabandysim dabar atnaujinti softą, pažiūrėsim, kas tenai su koduotėm, ar viskas tvarkoj ir jeigu taip, tai paleisim automobilį toliau važiuoti. Atnaujinimas neilgai vyksta, bet pasižiūrėsim, ar pavyks visą šitą dalyką paleisti ar ne. Iš tikrųjų yra pakankamai nemaža klaidos galimybė siunčiantis blokus iš rotinių automobilių, nes šitiem ypač iki faceliftiniam variantam stabdžių blokai yra toks kaip Achilo kulnas. Tai jie pradeda mėtyti klaidas, gali netgi spidometras iki maksimumo pradėti suktis greičio, tokie visokie įdomus dalykai. Tai pasižiūrėsim, baigs programavimą ir ar išsisprendė problemos. Tai grįžtam į ESA ir su ESP bloku viskas ok, pasidarė. Dabar dar pabandysim atgaivinti ir Webasto. Tai irgi atsinaujinsim softą, pasižiūrėsim, ar jinai pasileidžia. Jeigu taip, tai viskas ok. Ir dar, manau, reikės pasižiūrėti, kodėl tuščia yra freono sistema. Ar jinai leidžia, ar ten kitos problemos. ESP klaidų nėra. Važiuoja automobilis tvarkingai. Yra tik tai pora niuansų. Tai išmetė dėl važiuoklės klaidą orinės. Greičiausiai kažkas tai leidžia arba nedapučia. Ir Distroniko klaidelė. Tai panašu, kad bent jau kuriant automobilį iš ryto buvo vienas akumuliatorius negyvas. Tai greičiausiai, kad dėl akumuliatoriaus. O daugiau tai viskas kaip ir tvarkoj. Važiuoja, pavaras jungia, galima skambinti klientui.
Tai ką, šiek tiek buvo apstoję reikalai su hibridu, bet jau yra pasistumėta šiek tiek, tai matom stovi jau radiatoriai, ventiliatorius, šiek tiek yra aprinktas žarnynas turbinos, interkuleris pajungtas, reikės šiek tiek dar pažaisti su vakuumo pompa elektrinė. Čia dar šiek tiek su laidais reikės paslėpti, tada reikia nuorinti stabdžius, irgi kolega neužilgo ateis. Pasitikrinau vakar freono sistemą, tai kaip ir laiko vakuumą irgi reikės užpildyti. Laukiu dar kelių žarnų aušinimo, kadangi šiek tiek skiriasi išdėstymas, tai irgi reikės jas pasikeisti. Ir iš esmės jau beveik automobilis paruoštas iš tikrųjų darbui. Liko dar visokių smulkmenų, ten porą kronšteinų reikia ant dėžės, ant išmetimo sistemas pritvirtinti. Dar vat yra cirkuliacinis siurblikas, jį irgi reikės integruoti. Na, tokių smulkių darbelių. Turiu kolbą, ateis kolega padės nuorinti stabdžius. Ir tiek, kol kas tokie vat reikalai su hibridu. Taip, važiuoju su 218, buvo padarytas pirmas steidžas, tai čia yra 3 litrų V6 su 2 turbinam benzininis variklis, visai smagiai važiuoja, tikrai pagyvėjo, tai lėkiu dabar paprašė dar pažeminti šiek tiek automobilį ir pasižiūrėsim bendrą diagnostiką. Taip, turim 2.11 ir jam yra blogai paprogramuotas tiek DPF, tiek EGR. Tai pabandysim dabar atnaujinti softą. Yra naujas softas šitam variklio blokui. Ir pažiūrėsim, kaip atnaujinus sekasi. Greičiausiai reikės irgi programuoti ekologinės sistemas, bet manau, tai nėra problema. Turiu čianais pas save ant stalo komplektėlį iš 1.2.12. Atkeliavo jisai iš Norvegijos šitas komplektas. Tiesiog užsienyje žmogui yra problemėlių, yra užstrigęs vairo užraktas. Tai atsiuntė raktelius, atsiuntė spyną, užraktą vairo. Deja, vairo užrakto negaivinsim. Sumontuosime vairo užrakto emuliatorių ir problemos visos su tuo baigsis. Tai dabar tą ir užsiimsim. Tai ką, jau yra suprogramuotas emuliatorius, tai pasibandom, ar viskas veikia. Taip, vairo užraktas suveikia. Antrą raktą. Viskas. Komplektėlis paruoštas ir siūsim atgal į Norvegiją. Tai šitam GLC darėm atblų veikimo korekciją. Viskas pavyko sėkmingai ir kaip ir praktiškai visiems, kurie darosi kažkokius darbus, pakabinau kvapuką. Na ką, rytą pradedam nuo R klasės, varausi ją ir montuosim Androidą. Tai klientas nori pasikeisti šią magnetolą, kadangi pradėjo mėtyti anti-theft, tai yra vagystės pranešimas, bet realiai šitą magnetolą yra iš šitos transporto priemonės. Tai tiesiog pakeisim į Androidą ir gaus automobilis daugiau funkcionalo. Ir manau, kad visai gražiai įsipaišys čia tą magnetolą. Na va, turim jau Androidą, sumontuotas, groja ir iš tikrųjų tikrai nustebino garso kokybę, kadangi pasirinkau ganėtinai brangesnį variantą, negu standartiškai klientai atveža, tai tikrai jaučiasi, kad kokybė yra daug geresnė negu, tarkim, magnetolų už 200 eurų. Tai tikrai verta savo pinigų, patiko. Vienintelis minusas, kas nepatiko, tai nėra
garsimo ir tildimo funkcijos ant magnetolos. Na, bet čia toksai smulkus niuansas, pažiūrėsiu dar per nustatymus, galbūt bus kažkur tai galimybė tai įjungti. O šiaip tai viskas valdosi, vat matom, netgi rodo, kokia stotis groja ir ją galima su vairo mygtukais perjungti. Matom, kita stotis. Tai viskas super, tai tik tai apsitvarkau šiek tiek vidui laidus, kurių dar likutis yra likęs ir paleidžiu automobilį. Taip, kol hibridas kabo ant keltuvo, turiu dar šiek tiek darbelių ir su savo ML. Tai nusiurbinėjau freoną, reikės pasikeisti radiatorių pagrindinį, kadangi maždaug šitoj vietoj yra, gal netgi ir matosi, o čia yra įtrūkęs radiatorius, jį reikės pasikeisti. Taip pat yra, šiek tiek jau pakirmijęs yra kondicionierius radiatorius, tai tuo pačiu pasikeisiu ir jį. Dabar nusisiurbsiu, kas tenais yra pas mane. O, kaip prasideda lietus smagiai. Nusisiurbsiu, kas tenais yra pas mane iš freono likę ir bandysim keisti. Na va, yra atspausdintas lapukas. Sistema atspausdina, kiek esi ištraukęs alyvos iš sistemos, tai iš esmės tiek turbūt reikės ir papildyti. Freoną šiek tiek mažiau ištraukta, negu kad čionais telpa, bet visai neblogai. Taip, 204 ir jam sumontavau vairo užraktą emuliatorių. Mašina buvo atvažiavusi su traliuku čionais, tai sumontavom, automobilis jau užkurtas ir matom yra airbagų klaidų. Tai klientas sakė, kad dėjo saloną iš anglo, tai reikės šiek tiek paprogramuoti ir panašu, kad greičiausiai bus su svarstyklėm. Taip, mažu programuoju ML Distronikui, tai kaip matom, jau yra atsiradus ikona Distroniko. Yra softo atnaujinimas, atnaujinsim softą SP blokui ir įjungsim pačią Distroniko funkciją SP bloke. Taigi, išvažiavau su ML-u pasibandyti, kaipgi veikia tas Distronikas. Tai pabandysiu padidinti jums vaizdą. Žiūrim, kad atstumo reguliavimas veikia. Ir Distronikas irgi veikia. Tai labai smagu, retrofitas pavyko ir manau, kad reikės dažniau pasitestuoti, išvažiuoti į užmiestį, pasižiūrėti, ar viskas tvarkoj. Tai klaidų nemeta jokių, viskas veikia kaip originalė. Tai ką, testuojasi Distronika. Kaip matom, Distronikas priekyje automobilį mato ir stabdo. Tai viskas pavyko. Tiek stabdo, tiek greitėja automobilis pagal priekinį važiuojantį automobilį. Tai ką, liko užsipildyti ML-ui kondicionierių po radiatorių keitimo ir užsidėti dar dugno apsaugas. Dugno apsaugas turbūt reikės dėti jau pas kolegą nuvažiuosiu ant dabės. O kol kas tai turbūt visi darbai su ML baigti. Uždėtas tas Distronikas. Išsibandžiau, viskas veikia tvarkingai. Tai dabar pasižiūrėsim, ar neleidžia konditionas. Turėtų neleisti, nes naujas tarpinės, naujas radiatorius. Turbūt viskas turėtų būti gerai. Na ką, ir pildau kondicionavimo sistemą. Sandarumas patikrintas, viskas tvarkoj. Tai dabar užpildžiau šiek tiek tepaliuko naujo, nes praeitą kartą buvo nusiurbta. Ir užpildysim pilnai sistemą. Ir galima bus naudotis kondicionu. Taigi rytą pradedu su 222 S-klasė. Problemėlė yra su variklio programa. Na, ne tik. Tai yra ir su variklio sklendėm problemėlės. Yra dabar pajungtas atskirai varikliukas.
Tai tą varikliuką reikės atjungti, išprogramuoti ir pasižiūrėsim dar, ko čia reikia šitam automobiliui. Taip pat kapotų tokia situacija. Yra pajungtas varikliukas, sklendžių papildomas. Originalus stovi tenais. Šitą atjungsim ir išprogramuosim. 12 seconds later. Na va, jau turim sumontuotą variklio kompą. Yra atjungta siurbimo sklendžių varikliukas ir yra atjungtas EGR. Tai važiuosim dabar prasitestuoti. GLK 350. Tai dabar turiu tokį variantą. Atstatinėjom į originalią programą, nes yra įtarimas, kad yra čipuotas automobilis, tai atstatom. Taip pat buvo padaryta pavarų dėžės adaptacija ir reikės išjungti eko start stopą, kad neveiktų. Ir tiek. Tai programuojam ir žiūrim, kas gaunasi. Na ir viskas. Šitas GLK paruoštas, padaryta adaptacija, išjungtas start stopas, atnaujinta variklio programa į originalią, nustatyta. Ir tiek. Tai judam prie darbų toliau.